Sveiki, aš Game ir šiandien norėjau padaryti tokį šiek tiek kitokį video, kuriame atsakysiu jūsų klausimus, pakomentuosiu jūsų komentarus ir taip toliau ir panašiai. Ir prieš pradėdamas noriu pasakyti, kad jeigu kada nors jums kils klausimas, koks nors, susisiekit su manim per komentarus, per privačias žinutės, forumuose ir taip toliau ir panašiai. Visada atsakysiu, jeigu neatsakysiu, tai galbūt padarysiu tokį video, kaip čia yra. Pradėkime nuo DJ Modis prašo, neklausia, netgi prašo, padaryk mapo atsisiuntimo nuorodą, man įdomu, kaip tas aparatas veikia. Taigi, man atrodo, čia buvo po fotoaparato video šis komentaras ir atsakysiu jį taip. Aš tikrai kelsiu mapą, nebijau, kad galėsite apžiūrėti anksčiau ir vėliau, bet aš noriu, kad ten būtų pridėtas statinių, aš nenoriu, kad ten būtų tiesiog vienas kažkoks daiktas ir jį išbandai. Noriu, kad ten būtų biški daugiau pridėta, kad būtų ką veikti tose mapose, kad nebūtų atsisiuntimas veltui. Gal jums iš viso net nepatiks tą daiktą naudoti, ką aš žinau. Gal jūs tingėsit laukti, kaip tas vaizdo atpažinimas veikia, nes jis iš tikrųjų gana ilgai dirba savo darbą. Toliau, judam. Jonas klausė, o kodėl tik ant vanilos loši? Būtų geriau ir PVZ Volts padaryti ką nors gerą ar kokiam Yogscraft. Vanila yra toks nedidelis iššūkis, ten komponentų Redstone iš tikrųjų palyginus nėra daug, palyginus su modais kaip Red Power ir Red Logic ir taip toliau ir panašiai. Todėl, kaip ir sakiau, kilo toks iššūkis, taip įdomiau daryti ir be to, kad jeigu kažką daryčiau su modais ir sugalvočiau parodyti žmonėm, tai jeigu jie norėtų patys pasidaryti, jiems reikėtų naudoti tos modus, gal jiems nelabai patinka modai ir taip toliau ir panašiai, o vanila patinka, man atrodo, visiems. Todėl taip. Judam toliau. Šniaukšlys sako, Lietuvos Seflingas. Taigi, man atrodo, Šniaukšlys buvo pats pirmas, kuris mane palygino su užsienio youtuberiais. Ir man labai malonu už tokius pasireiškimus. Galima taip sakyti pasireiškimai? Tikiuosi. Bet aš kažkaip tai pradėdamas kurti video taikiausi tapti Lietuvos IFO Labs. Gal tokį žinot, turėtumėt žinoti. Nes aš jį visada žiūriu, man jis labai patinka, jis labai gerus let's playus daro, man jis labai įdomus ir aš irgi norėjau kažką panašaus daryti, todėl taip, nelabai pasisekė, vis dėlto bandžiau daryti let's playų, bet nieko gero nesigavo. Palikit komentarą, gal apsvarstysiu iš naujo tokį dalyką, jeigu norėtumėt pamatyti, sakykit. Judam toliau. Vitenis klausė, čia pas sugalvoja. Priklausomai, ką tu nori pasakyti, pats sugalvoji. Kaip veiks tas daiktas, taip sugalvoju aš. Kai kurias dalis to aparato, kurį statau, tai ne aš sugalvoju. Tai gali būti jau seniai gerai žinomas RS Norlečias, pavyzdžiui, kuris išsaugo biškį atminties. Jį ne aš sugalvoju, jau kažkas labai labai seniai sugalvoju ir aš jį tiesiog panaudoju. Tada yra decoderis didžiulis, kurį vėlgi ne aš išgalvoju pats pirmas, bet visi žmonės jį naudoja ir jis yra labai patogus daiktas, labai reikalingas Redstone pasaulyje, net ir ne Redstone pasaulyje, netgi yra didžiuojų, kaip čia pasakius, net ir elektronikoje jis labai naudingas. Toliau yra toks didžiulis ekranas, ne visai didžiulis ekranas, per tą vaizdų atpažinimo video. Jis vėlgi yra ne mano dizainas, jį kažkas pirmas sugalvojo, kažkas kitas. Ir aš tiesiog jį panaudojau savom reikmėm, savaip užkodavau, savaip panaudojau vėlgi. Taigi, kai kurios dalis gali būti ne mano sugalvotos, aš tiesiog jas išmoku panaudoti teisingai pagal savo reikmės. Tai toks būtų atsakymas tą klausimą. Toliau, kodėl tutorial nedarai? Ne, aš mokytojas nesu labai geras, vien tik šito klausimų atsakymų video gali nuspręsti, kad mano balsas nebūtinai yra labai tinkamas mokytojui. Taigi yra tas toks dalykas. Magija kitų kampų, sako
C net ne tavo įsiradimai. Na, išradimas galbūt yra toks biški per daug apimantis žodis, negu aš darau. Aš sugalvoju kažką, tai sugalvoju, kaip jis veiks, pastatau jį, nufilmuoju, įkeliu ir jūs sprendžiate, ar jis jums įdomus ar ne. Išradimas, man atrodo, būtų toks dalykas, kuris pirmą kartą padarytas. Mano kūriniai galbūt ne patį pirmą kartą padaryti. Aš prieš jo statydamas, netgi ir po YouTube tikrai nežiūriu, ar kažkas jau pastatė panašų daiktą. Man nelabai įdomu. Aš pats pastačiau, man buvo įdomu tas dalykas. Ir jeigu kas nors kitas padarė, gal net ir geriau padarė. Nelabai aš to domiuosi. Ką padarysi? Jeigu jau padarė, nepykit. Aš net ir tarp didžiųjų YouTuberių gaunasi taip, kad kartais vienas padarė tokį dalyką, kitas padarė jį kitaip. Ir tada atsiranda žmonių, kurie sako, kopijuoji viens kitą. Ir, ką padarysi, taip jau gaunasi. Toliau klausimas iš Domo, ar tu tas pats Ekigim iš Videogagos? Taip, tas pats, visiškai tas pats. Videogagai buvo žinomas kaip Ernisas. Ten įdėdavau irgi didžiąją dalį Redstone savo kūrinių, kuriuos anksčiau darydavau. Jie būdavo dažniausiai netokie geri kaip kaip dabar kurdavau. Todėl taip, aš tas pats Ekigim iš Videogagos. Tomas sako, C netu statei tik muziką uždėjo jis. Stačiau aš, visada viską, ką aš įkelsiu, tai yra mano statinys, nebent jeigu tai ne mano statinys, o kažką norėsiu parodyti jums, kažkieno tai kitą statinį, aš tikrai pasakysiu, kad čia kažkieno kito statyta, ne mano. Bet iki šiol, ką kėliau ir ką žadu kelti toliau, tai yra mano statiniai, tai yra tai, ką aš stačiau. Galbūt sakau vėlgi, kažkas kažkada jau anksčiau yra padaręs tokį dalyką, bet tai yra mano dizainas, mano mintis sudėtos į video. Judam toliau ir ProGreen sako, būtų įdomu sužinoti, ar čia tavo statiniai, nes palyginus su kitais anksčiau pateiktais Redstone statiniai, šis yra daug didesnis, sudėtingesnis, taigi kažkaip nesitikėjo, kad čia tavo darbas. Matot, yra toks dalykas, kaip, lietuviškai nelabai žinau, kaip pasakyti, angliškai pasakyčiau, bet lietuviškai nelabai. Bet man kai kurios dalykus statyti labiau patinka negu kitus. Pavyzdžiui, jeigu norėčiau padaryti kažkokį mažą keturgubą piston extenderį, man nebūtų taip įdomu ir nebūtų taip lengva pastatyti tokį daiktą kaip kokį Redstone kompiuterio komponentą, sakykime. Nes jis yra sudėtingas savaip, o man patinka sudėtingumas kitaip. Sakykime, čia sunku paaiškinti, bet kai kurios dalykus man statyti netaip patinka, kai kurie man net ir mažesni galbūt daiktai yra sudėtingesni negu tie didieji, dar kai atrodytų sudėtingesni daiktai. Taigi, čia jau reiktų suprasti žmogų. Kitas klausimas ir paskutinis, man atrodo, ateina iš Arties ir jis sako, kad mačiau tutorialų YouTube'ai, bet tikrai patiko, nes užteko kantrybės tam. Vėlgi tas pats dalykas, gal kažkas jau tokį dalyką yra pastatęs. Aš nežinau, aš nežiūrėjau YouTube'ai. Ką man dabar daryti, jeigu jau kažkas yra tokį dalyką padaręs? Aš vėlgi sugalvojau savo mintį, pastačiau, parodžiau jums. Jeigu jūs esat matę, puiku. Reiškia, jūs duomitės tokių dalykų ir ačiū, kad atėjote tik pas mane, kad pažiūrėtumėte, ką aš statau. Bet jeigu kažkur kitur matėte, praneškite, galbūt nurodysiu kažkam savo gal netgi description'e, kad kažkas jau yra tokį dalyką pirmas pastatęs, tik aš nemačiau. Visko vis dėlto pasitaiko. Taigi, man atrodo, kad čia jau paskutinis komentaras, kurį aš čia turiu įsirašęs. Taip. Todėl ačiū, kad žiūrėjote, vėlgi nebijokite klausti, kad ir po šio video, kad ir kitose videos, aš visus komentarus perskaitau, absoliučiai. Tikrai nei vieną nepraleidžiu pro akis. Vis dėlto aš jų tiek daug negaunu, kad galėčiau sau leisti juos praleisti. Ačiū, kad žiūrėjote, iki kito karto.